2024 metais, kaip ir 2023, dėl daugybės ekstremalių meteorologinių reiškinių, žalų išmokos pranoko draudimo įmokas. Jau balandžio mėnesį kruša Nyderlanduose ir Belgijoje smarkiai pažeidė pasėlius, svogūnus, ypač nukentėjo sėklavaisiai. Stipriausiai kliuvo Utrechto, Zelandijos ir Limburgo provincijoms. Tada užklupo šalnos. Jos užfiksuotos daugumoje Vokietijos vaisių ir vynuogių auginimo regionų, o žalos katastrofiškos, vietomis net iki 100%. Beveik visoje Vokietijoje temperatūra nukrito žemiau 2 laipsnių šalčio, kai kur net iki 7 laipsnių šalčio. Žalos bendrai siekia kelius šimtus milijonų eurų. Mūsų regione 3 naktis buvo šalnos, kuomet po 3 valandas laikėsi 1,2 laipsnio šalčio temperatūra. Tai padarė itin didelę žalą. Nuostoliai siekė nuo 20 iki 100%. Tai skaudus smūgis mūsų vynuogininkystei. Bet aš džiaugiuosi, kad Vereinigte Hagel jau atvyko apžiūrėti ir reguliuoti žalų. Kruša per sekmines jau tampa beveik tradicija. Vokietijoje pranešta apie beveik 15 000 pažeistų hektarų plotą. Gegužė apskritai parodė savo pašėlusią pusę. Tik gegužės 9-ąją nebuvo gauta jokių žalos pranešimų. Mėnesio gale pažeistas plotas Vokietijoje jau siekia 42 000 hektarų. Birželio pradžioje susidūrėme su gausiais krituliais, ypač Bavarijoje, Badene, Württemberge, Saksonijoje ir Turingijoje. Čia per savaitgalį iškrito iki 200 mm kritulių. Tai gerokai daugiau nei įprasta visam birželio mėnesiui. Kilo daugybė potvynių, kokių nebūta jau 50, vietomis net 100 metų. Audra su kruša nusidriekė 2 juostomis. Pietinis ruožas tęsiasi nuo Grabfeldo pietų Turingijoje iki Vogtlando. O šiauriau pažeista visa teritorija nuo Arnštato iki Riečino Čekijos pasienyje. Vien tą savaitę pranešta apie 70 000 pažeistų hektarų. Šiemet rytų Vokietijoje žalų pranešimų gauta kaip niekad daug. Liepos pradžioje smarki audra užklupo ir Vokietijos pietus. Nuo Johringeno kilo iš šiaurės rytus iki Rotenburgo prie Tauberio. Žalos nusidriekė ilgesnę nei 100 km juostą. Vos tik jas sureguliavome, Vokietija vėl užklupo audros atnešusios smarkią krušą Badeno, Württembergo ir Bavarijos žemėms. Aš Antonas Visbiokas, Miuncheno ūkių bendrijos valdytojas. Ir pas mus gausų krušos žalų. Kalbant apie lauko pupas, turime išties beveik 100% nuostolį. Kviečiams nustatyti 97%. Čia, kur esame prie ūkio, pažeisti visi laukai. Smarkios audros ir vėliau nestojo šėlusios. Jos ne tik trukdė kulti derlių, bet ir niokojo subrendusius pasėlius. O tada atėjo rugsėjis, nešikštėjęs ekstremalių kritulių, ypač rytų Europoje. Be savaime suprantamo žalų reguliavimo, mūsų darbuotojai Lenkijoje savo rankomis prisidėjo ir prie nuniokotų vietovių tvarkymo. Mėly savidraudos fondo nariai, mėly darbuotojai, mėly draugai, 2024 buvo išties išskirtiniai metai. Mūsų fondui sukako 200 metų. Bendrovėje dideli pokyčiai, įvedama nauja draudimo produktų valdymo sistema, daugybė žalų. Visą tai šiemet įveikėme kartu. Už tai širdingai dėkoju. Dafür ein herzliches Dankeschön.